Pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. Man uždengė akis delnais juodais. Ko gąsdini mane, kokie pavojai į mano miestą bundantį ateis. Išsaugoti reik rudens begarsę tylumą, be bombų švilpesio kraujuotų pelenų. Ateisiu aš pavasario prisekti prie kiekvienų namų, prie durų kiekvienų. Ateisiu tyliai, niekas negirdės. Ramiai, ramiai, lyg šaltas gatvių vėjas, lyg plazdanti plevenimą kregždės, ant slenksčio žodį virpantį padės. Pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. Man uždengė akis delnais juodais. Ko gąsdini mane, kokie pavojai į mano miestą bundantį ateis. Pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. Kiekvienas žmogus, nuo mažiausio vaiko iki guvaus senuko, kiekviename pasaulio taške turi didelių ar mažų svajonių. Tačiau šias svajonės galima pavadinti didžiosiomis, nes jos jungia mus visus per visą žemės rutulį. Labas vakaras, ponios ir ponai. Labas vakaras visiems. Šį vakarą atradusiems laiko ir galimybių susirinkti čia tam, kad kartu atšvęstumėm įspūdingą sukaktį. Taika neabejotinai yra viena didžiųjų visų laikų, visos žmonijos svajonių. Kurti taiką žemėje yra visų mūsų uždavinys. Todėl švenčiant NATO 20-metį Lietuvoje, norisi nusilenkti tiems, kuriems esame ir būsime dėkingi už visų mūsų saugius namus ir šeimas. Good evening, our dear guests. Today, as we celebrate NATO 20th anniversary in Lithuania, we would like to pay tribute and we will always be grateful to those who keep our homes and families safe. Dėmesio į ekraną. Užvakar Lietuva ir kitos dvi Baltijos valstybės, Estija ir Latvija, buvo pakviestos į Šiaurės Atlanto sąjungą. Šiandien Vilnius džiaugiasi ir švenčia, ponia prezidente. Mes džiaugiamės šią retą galimybę švęsti kartu su jumis. Ponios ir ponai, kviečiu pasveikinti Jungtinių Amerikos valstybių prezidentą George Bushą. This is a great day in the history of Lithuania, in the history of the Baltics, in the history of NATO, and in the history of freedom. The countries of NATO have opened the doors of our alliance to Lithuania and 6 other European democracies. And I have the honor of sharing this message with you. We proudly invite
Lithuania to join us in NATO, the great Atlantic Alliance. And anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. In the face of aggression, the brave people of Lithuania, Latvia, and Estonia will never again stand alone. Pasveikinti visų susirinkusių sukakties proga kviečiame Švenčionių rajono savivaldybės vicemerą Eriką Demidovą. We invite Vice Mayor of Švenčionys District, Erikas Demidovas. Labas vakaras visiems susirinkusiems, labas vakaras gerbiamas kunigė, labas vakaras Pabradės kultūros centro direktorė, labas vakaras visa Pabradės bendruomenė, svečiai. Labai norėčiau padėkoti visiems, kurie atvykę Lietuvos kariuomenės atstovams. Žinau, kad buvo kviesti ir Amerikos, ir Vokietijos, turbūt irgi labas vakaras. Labai noriu perduoti Švenčionių rajono mero Rimanto Klipčiaus sveikinimus ir palinkėjimus jums visiems. Šiandien švenčiame dvi šventės, dvi sukaktis. Pirma tai 20 metų proga, kad esame Europos Sąjungos narė. Labai gražus šūkis. Tautų daug, širdis viena. Ir šiais visai tikrai labai neramiais laikais tiek pasaulyje, o būtent Europoje, mes dabar tik tai galime suprasti, kokiame esame alijanse. NATO 20 metų proga. Labai norėčiau pabrėžti, kad NATO alijansas yra gynybinis. Gyvenime yra 3 dalykai, kurių negali pasirinkti. Tai tėvų, tėvynės ir kaimynų. Švenčionių rajonas turi kaimynus Silvestro Žukausko poligoną. Kaip sakant, draugaujame, pergyvename ir būname kartu su jumis per kiekvienus jūsų mokymus. Girdime, aišku, būna visokių pamastymų ir postringavimų, bet dažnai visiems kartoju ir pasakau vieną tokį pavyzdį, kurį jau ne vieną kartą kartojau. Mano pusseserė gyvena Druskininkuose. Ten irgi yra poligonas, šauda ir niekas neklausia, ar garsiai ar negarsiai. Tik ten yra Gožos poligonas už sienos Baltarusijos. Ir ten žmonės treniruojasi pulti. Šitame poligone žmonės treniruojasi mus ginti. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Tad šią gražią progą 20 metų sukakties tikrai norėčiau pasidžiaugti tai, ką mačiau ekrane. Prieš 20 metų buvo priimtas tikrai teisingas sprendimas. Gal tuo metu ir netrodė svarbus, bet matome, kaip taikliai buvo pataikyta. Kaip sakant, tiesiai į taikinį. 20 metų prabėgo greitai. Neabejoju, kad šitame saugiame, vėlgi pabrėžti norėčiau, gynybinėme alijanse būsime ne vieni. Bet neabejoju irgi, kad turbūt, kad ta neišaus diena, kai šitie, kurie sėdi čia salėje, kurie treniruojasi Silvestro Žukausko poligone, neparodys savo visų sugebėjimų tai, ką jie moka. O kad jūs mokate, mes žinome. Tad palinkėsime salėje, čia kurie susirinkote, labai gražus pavadinimas šito koncerto. Laiškas taikai. Žinau ir girdėjau, kiek repetavo kolektyvas, kaip repetavo. Tai mums dabar tik tai belieka vienas dalykas. Patogiai įsitaisyti kėdėse, negailėti aplodismentų ir mėgautis koncertu. Ačiū visiems, gražaus renginio.
Ačiū už gražius sveikinimus. Aplodismentai Švenčionių rajono savivaldybės vicemeras Erikas Demidovas. 20 metų NATO Lietuvoje prabėgo lyg akimirka. Galbūt todėl, kad nesėdėjome rankų sudėję ir kiekvienas savaip kūrėme savo ir savo vaikų ateitį. Bet kas, turbūt sutiksite, yra labai svarbu akimirkai stabtelti ir visiems kartu švęsti tai, kur esame šiandien. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope one day you will join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need to greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people living all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope one day you will join us, and the world will live as one. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis svaris ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą,
kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Turbūt pažinote šias nuostabes eilutes iš himno meiliai, o šis mūsų vakaras neišvengiamai yra ir apie meilę, nes kas, jei ne ji, mums padeda atlikti didžiausius darbus ir įveikti sunkiausias misijas. Žodį tars pabradė švenčiausios mergelės Marijos, šeimų karalienės, bažnyčios klebonas, kunigas Vladimiras Solovej. Garbė Jėzui Kristui, mėly broliai seserys, iš tiesų švenčiame nepaprastą sukaktį. Esame 20 metų Europos Sąjungos nariai, esame pilnaverčiai šios šeimos nariai dėka įžvalgos ir pramatymo ateities tų žmonių, dėka kurių būtent esame šiandien tuo, kuo esame. Esame europiečiai. Taip pat šiandien švenčiame ir 20 metų sukaktį, jog esame NATO nariai. Šią progą verta iš tiesų prisiminti mūsų šaknis, tuos žmonės, dėka kurių būtent esame šiandien ir NATO, ir Europos Sąjungoje. Bet taip pat dar šiandien norėčiau kartu su jumis prisiminti ir tai, jog prieš 600 beveik 50 metų mes taip pat tapome Europos šeimos nariai, priėmė krikščionybę, priėmė tikėjimą. Ilgus amžius būtent krikščionybė vienijo Europos pajėgas, ginant savo vertybės, savo kultūrą, tikėjimas į vieną trijuose asmenyse Dievą. Atitikmuo galbūt šiandien yra būtent ši narystė NATO ir Europos Sąjungoje, kuri mums garantuoja ir saugumą, ir didžiulę ekonominę, kultūrinę laisvę. Būtent dėl to šiandien verta prisiminti tą pagrindą, taip kaip skelbia šis puikus titulas Laiškas taikai, prisiminti, jog šiuo taikos pagrindu yra žmogaus asmens orumas. Tai yra pamatinė krikščionybės vertybė. Žmogaus, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Taika yra Dievo dovana, bet taika taip pat yra ir mūsų užduotis. Šį vakarą, besiklausant šio koncerto, taip pat kviečiu savo kelti klausimą, ar aš esu taikos žmogus, ar aš kuriu taiką savyje, ar aš ją puoselėju savyje ir savo širdyje. Šiandien dar norėčiau pasveikinti su ypatinga sukaktimi. Šiandien švenčiame Šventos Cecilijos minėjimą ir šventę, tai tą progą taip pat sveikinu artistus, visus čia susirinkusius su savo dangiškąja globėja. O tam, kad šis vakaras iš tiesų būtų Dievo palaimintas, tai kviečiu visus jūs priimti viešpaties palaiminimą. Kas galite, kviečiu atsistoti akimirkai. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Gražaus koncerto, malonaus laiko. Dėkojame gerbiamam kunigui klebonui Vladimirui Solovėjui už tokį šiltą žodį ir šio vakaro mūsų ir šio koncerto palaiminimą. Šį mūsų vakarą įstabiai puošia ir mūsų garbės svečiai, NATO kariai, kurie pasikeisdami, bet štai jau 20 metų palikę savo šeimas, artimuosius ir namus, yra kartu su mumis. Yra kartu su mumis mūsų visų bendros misijos vardan. This evening is wonderfully decorated by our guests of honor, NATO soldiers, who in turns, having left their homes, families and loved ones, are with us for 20 years. Let us all thank them for the mission carried out by these young people
and give a warm welcome to Commander of General Adolfas Ramanauskas Vanagas Combat Training Center of Lithuanian Armed Forces, Colonel Rimantas Jarmalavičius. Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro vadas pulkininkas Rimantas Jarmalavičius. Labas vakaras, gerbiamas klebonė, gerbiami svečiai susirinkę, gerbiam bendruomenę Pabradės ir visi prijaučiantys. Šiandien kalbam apie taiką, ramybę ir kaip kiekvienas suprantam tą taiką. Taika tai ko gero jausmas, kad tave kažkas saugo. Noriu pasidalinti keletų prisiminimų iš savo misijos Afganistane, kuri vyko daugiau nei prieš 15 metų, būnant Kabulo karinėje bazėje, mus nuolat apšaudydavo talibai savo raketomis. Vos tik ateina naktis, prasideda apšaudimai. Ir kas tuomet vykdavo? Tuomet būdavo į orą keliami sraigtasparniai, kurie savo naktinio matymo pajėgumais tiesiog kybodavo virš bazės ir dengdavo mus, saugodavo mus. Ir atrodytų, kad tas nuolatinis gausmas sraigtasparnių jis turėtų trikdyti, bet tai būdavo tarsi lopšinė. Kiekvienas iš mūsų žinodavome, kad kol mes girdim tą balsą, tą garsą, mes esam saugus. Ir tai yra labai mažo žmogaus taikos suvokimas, kad tave kažkas saugo. Šiandieną, ką čia išvysime, to žmonės, kurie gyvendami taikoje ir laisvėje kuria, jūs esate priežastis, kodėl mes turėtume būti ir kodėl mes turėtume dėti visas pastangas dėl jūsų, kad jūs kurtumėte, kad jūs vystytumėtės, kad jūs keltumėte mums mūsų dvasią, mūsų kovos dvasią. Nes kariauja ne geležis, ne patrankos. Jie tik atlieka savo funkciją. Kariauja ir kovoja žmonės. Esu kažkada girdėjęs, nežinau ar tai tiesa ar ne, bet kai carinė Rusija užkariavo Lietuvą, buvo uždraustos Labanoro dūdos, tie dūdmaišiai, kurie savo garsais, savo muziką tai pakeldavo kovos dvasią mūsų kariams, kad jie tapdavo nenugalimi, tol kol žūdavo. Iš tos pačios misijos galiu prisiminti pasirengimą užduotims, netokioms sudėtingoms ir kartais labai sudėtingoms ir pavojingoms. Ir labai dažnai prieš tas užduotis girdėdavosi iš mūsų mašinų sklindantys muzikos garsai. Ir kuo sudėtingesnė ir pavojingesnė užduotis būdavo, tuo tie garsai būdavo trankesni ir garsesni. Jie įkvėpdavo mūsų karius. Viena iš muzikos, sakyčiau, krypčių ar grupių yra tokia vokiečių grupė Rammstein, kuri atlieka, sakyčiau, pakankamai agresyvę, garsę ir trankę muziką, kuri įkvėpdavo mūsų karius. Ir ką tik man budrus mano žvalgas į ausį pakuždėjo, kad netrukus jūs ir išgirsit vieną iš tos grupės dainų. Taigi, gražios šventės, tikėkite mumis, mes jūsų nenuvilsim. Kariai, ginklo broliai, dar kartą visus su kariuomenės diena, neišduokit priesaikos. And couple of words to our friends in the Alliance. Thank you for being with us. Thank you accepting us in Alliance. Thank you giving us feeling of being equal among equals in the family. Thank you so much. Nuoširdžiai dėkojame vadui, pulkininkui Rimantui Jarmalavičiui.
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Yo tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y ver junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Yo tengo miedo perderte después. Yo tengo miedo perderte Skamba visur laidaina, ponios ir ponai. Šį vakarą visiems susirinkusiems skamba dainos iš viso pasaulio, tikinčio viltimi, meilė ir taika. Ką tik nuskambėjo puikiai pažįstamas ispaniškas kūrinys, kurį jums atliko būtent šiam projektui susikūręs bendras pabradės choras ir solistė Katažina Paršuta. O aš galiu atspėti, kad kūriniai, kurie dabar nuskambės, sulauks ypatingos jūsų visų šilumos bei palaikymo. Plojimai.
Lietuva, Didžioji Britanija, Ispanija, Vokietija, Prancūzija ir Lenkija. Tai šalis, kurių visų laikų superhitai jau nuskambėjo šio vakaro mūsų šventinėje scenoje. O vakaras dar nesibaigia. Projektu Europos muzikos spalvos kviečiame įprasminti įspūdingą sukaktį NATO 20-metį Lietuvoje. Savo talentą ir meilę muzikai šį vakarą mums visiems dovanoja talentingiausi Pabradės miesto meno mėgėjų kolektyvai, solistai, na ir žinoma, muzikantai. Super hits from various countries sounded on stage, which are intended to sing peace, hope, and love. The concert given to us all by the most talented groups, musicians, and soloists of the Pabradė continues. Taigi scenoje dar viena nuoširdi dovana jums. On stage, another sincere gift for you. Let us all welcome genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, oh bella ciao, mi diranno che bel fior. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fior. E questo fiore, oh bella ciao, partigiano, oh bella ciao, bella ciao, 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 ciao. E questo fiore, oh bella ciao, partigiano, oh bella ciao, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto
suffocates me. So much heat can bear. I will water the ground with sand, so the flowers can grow back again. Just like the sea, everything wants to live. We are burning our fingers, but we learn and forget.
Mama
ir ponai, ačiū visiems šį vakarą dainavusiems kartu ir plojusiems. Ir rašusiems šį laišką taikai. Šis laiškas be pabaigos. Mes ir toliau rašysime jį kuriamomis dainomis, auginamais vaikais ir sodinamais medžiais. Dovanojamomis šypsenomis ir geru žodžiu. Kartais juk viskas, ko reikia. Yra šiltas žvilgsnis, geras žodis ir daina žinoma. Žinoma, o kaipgi be jos? Tad pabaigai viena tokių, kurią žinome visi ir mokame bent širdimi, tai tikrai, tad ir sudainuokim ją kartu. Dear guests, thank you to everyone who sang together this evening and wrote this letter to peace. This letter has no end. We will continue to write it. And now, for your attention, the last song of the evening. Kol dar lelijų
Pabradės fanfarinis orkestras, vadovas Bronislavas Vilimas, vadovo asistentas Marius Malachovičius, orkestro šokėjos vadovė Agnė Rickevičienė, koncertmeisterė Oksana Lavin-Arbelo. Pabradės kultūros centro kamerinis choras Kantabilė, choro vadovė Katažina Paršuta. Pabradės švenčiausios mergelės Marijos šeimos karalienės parapijos choras Vox Celestis, vadovė Jolanta Gabriela Baranovskaja. Pabradės miesto kultūros centro šokių kolektyvo Žeimena duetas, kurio vadovė Agnė Rickevičienė. Grupė Uphill Sevens. Ir žinoma solistai Abdullah Kiem, Diana Grachovskytė, Agnė Čepulytė, Jolanta Gabriela Baranovskaja, Katažina Paršuta ir Algirdas Grudinskas Grūdas. Solo elektrinė gitara atliko Dainius Didžiulis, aplodismentai. Bosinė gitara Andrius Daugirdas. Už įamžintas akimirkas be galo dėkojame ponui Vladui Šarėjui. Na, o aš asmeniškai didžiausią ačiū turiu šią vakarą savo scenos partneriui Pauliui Drilingai. Dėkoju renginio vedėjai Robertai už pagalbą įgyvendinant projektą Europos muzikos spalvos. Dėkojame Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centrui. Projekto savanoriams Robertui, Pauliui, Ignui ir kitiems, Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrui. Už vizualizacijas dėkojame Leonardui Lipski. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Švenčionių rajono savivaldybė. Projekto organizatorius Pabradės miesto kultūros centras, direktorė Lolita Vilimenė. Projekto vadovas Roberta Žavoronkovienė ir Katažina Paršuta. Koncerto režisierė Eglė Skrolytė. Ačiū visiems, nesakome viso gero, sakome iki kitų malonių susitikimų.